Rugsėjo 7. Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena, praėjo, štai visa tapo nauja. Antras laiškas Korintiečiams 5 skyrius 17 eilutė. Šie nauji kūriniai Jėzuje Kristuje pažįsta vienas kitą ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Dvasioje, tai yra kiekviename naujame prote ir kiekvieno mintyse, randasi patys kilniausi jausmai, aukščiausi troškimai, tai kas yra gera, teisinga, kilnu, skaistu, neatsižvelgiant į kūniškus silpnumus, kokius jie gali turėti. Jie myli vienas kitą, naujų požiūrių matydami vieni kitų ketinimus ir troškimus, gerą valią ir santaiką su Dievu. Jų abipusė draugystė kaskart vis labiau stiprėja, priklausomai nuo to, kai pastebi vienas kito energiją kovojant gerą tikėjimo kovą su šio pasaulio bloga įtaka kūnu ir priešininku. Joks liežuvis ar plunksna negali pilnai išreikšti tos meilės ir draugystės, kuri yra tarp naujų kūrinių Jėzuje Kristuje, kuriems seni daiktai praėjo ir viskas tapo nauja. Būti Jėzuje Kristuje reiškia būti mirusiu savo, o atgaivintų Dievui būti Kristaus kūno nariu. Toks asmuo yra naujas kūrinys, kadangi kiekvienam jo smegenų organui buvo duoti dvasiniai gabumai, padedantys jam panaudoti įvairius proto ir širdies sugebėjimus atitinkamiems dvasiniams tikslams. Todėl jis atitraukia savo jausmus nuo žemiškam žmogui vertingų daiktų, o prisiriša prie daiktų, brangių dvasiniam žmogui. Jis atsisako savo ankstesnių ambicijų, troškimų ir siekių, o nuo dabar turi naujus troškimus, ambicijas ir siekius. Visus savo fizinius, protinius, moralinius ir religinius sugebėjimus panaudoja norėdamas pasiekti tuos norimus naujus dalykus, suvokdamas, jog tai neabejotinai aukštesni dalykai, nei buvę ankstesni jo prisirišimo objektai. Klausimai: kokius turėjau išbandymus susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena, praėjo, štai visa tapo nauja. Antras laiškas Korintiečiams 5 skyrius 17 eilutė.